Su reikalai, ką jūs veikiat? Daura, didelis ačiū. Tiesiog gerbiu, myliu, pučiuoju ir niekada nenoriu palikti ir pamiršti, kad šis žmogus taip savo gyvenime. Tai ką gero, ką veikiat? Mano daiktus, žodžiu, apvogė visiškai, nebeturi nei tų rūbų, kuriuos tu pirkai, mano laptopą nupiso, mano pavarbangus nupiso, aš dabar realiai esu tik va toks, koks esu apsirengęs, aš daugiau nieko nebeturiu visiškai. Tiesiog čia O tai kur tie tavo daiktai? Buvot policijoje, sakėte? Pavogė. Kadangi jinai iš manęs ten reikalavo tų pinigų ir jinai man pasakė, kad man grasino policija, kad iškvies, jeigu aš nesumokėsiu. Jinai ten kvietė, nedakvietė, bet galų gale viskas kaip vyko iš pradžių, tai žodžiu, aš išbėgau greitai ant greičių, nes žinau, kad yra nuo pinigų nusiim greitai paduoti pinigus. Ir kol aš parėjau, man tašį nupiso, stovėjo prie receptiono tašės. Javutė, labas. Nu, tai ką buvo, tai ten pas tuos, ką jie kameras žiūrėjo? Nieko jie nežiūrėjo, pirmą viskas vyksta, tai pirmą pareiškimą parašymus, antras dalykas, ką jie turi padaryti, tai jie turi nuvykti į tą vietą, jie turi pačekinti kameras, tai tada gal kažkas kažkur bus aišku, dabar niekas nėra aišku, visiškai niekas nėra aišku. Aš tau sakiau, liktų pas mus miestą važiuok, tu iš tos Alicantės, ką tu ten vienas sėdi, seniai? O tai kur aš gyvensiu, greitai, kur aš gyvensiu? Kur? Kažkur čia, tai dabargi nebrangios tos kainos, pasičekinti reikia, kaip čia kas dabar, kokias tas kainos. Nu, aš čia mokau, pavyzdžiui, dabar va 16 eurų dabar mokau, o kiek tenais aš mokėsiu? 2,5 kokius? Nu tai va, dahuja. O plius dabar mane apipizdino, man dabar reikia rinkti pinigus ant rūbų, ant vėl visko iš naujo. Plius Olandijai bilietų nebeturi pinigų, man jau yra žopa. O tai tu į Olandiją, o tai pasas liko, nes sakė, pasas liko, nes aš čia blaškiau. Pasas prie mano pilvo prisektas, pririštas, priverštas, neįmanoma. Čia jau tikrai. O tai šitas kompas ten naujasis, brangus tas kompas, brolau? 150 eurų. Už savo uždirbtus pinigus Vokietijoje pirkau. Už savo pirmą atlyginimą. Aha. Ai, tai tu čia nesenai pirkęs tą kompą? Prieš metus gal, prieš 2. Aš nemanau, kad tau dabar verta ten važiuoti į Olandiją, bet žiūrėk, tai tu planuoji dabar į Olandus lėkti. Nu, man reikia šaibų, aš visiškai nieko neturiu, aš nei rūbų, nei kelnių normalių pasikeist, tik šitas, kur nupirkai, tas ir nešioju. Paskui... O tai tas, matau, megztukas irgi, ne megztukas, o tas švarkelis ant viršaus. Švarkelis aфиgenas, iš jį turiu. Kažkaip kaip sutapimas. Turėjai kažkiek pasitaupęs tų pinigų? Tai aš iš to ir gyvenau, praktiškai manęs nieks nepalaikė per šitas 2 savaitės. Pas mane pasikrūvimo visiškai nebuvo, aš beveik laivų nedariau. O tai kur dabar Daura? Daura išvažiavo namo, viskas, pasisveikinu, padėkoju, viską, žinai. Kačiuką įmečiau už dar simboliškai už kurą. Kam tu mėtai tas dovanas į tau? Tai ką ten sakė? Nes jinai ir taip labai daug laiko išleido vien jau dėl autobuso, kiek jinai stengiasi skambino. Plius aš dar net ir pasišikau, nes pramiegojau. Ir plius, nu, žinai, jinai dar žada padėti dėl tos kuprinės, tai iš tikrųjų aš negaliu jai neįmesti. Aš tiesiog dėkingas esu jai už tai, kad jinai padeda. Kaip baltukas į visą protą, ką tu čia tokiam iš vis padedi, o jinai padeda. Ne, žiūrėk, aš buvau užėjęs į tą laivą, tai man kaip kažkoks alkoholikas, kuris savo žmonai nėščia savo žmoną, sudaužia kažką komentuoja, tai čia iš vis, žinai, ten apie nieką, žinai, ten žiūrovų nori ir viskas, kad, žinai, daugiau žiūrėtų žmonės ir viskas. Darbininkas, žinai, ten tas didysis, bet ten, ką jisai ten Daurai komentavo, tai man tai iš vis ten ir juokinga, ir pikta. Nu tai. O žiūrėk dabar... Ir dar negana to, atsiprašau, kad pertraukiau, negana to, kad dar paltukas rujojo, dar ir pagiežą pradėjo rujoti ant manęs. Tada aš ją prijungiu, užkoliau, išmečiu, dar paskui vėl mane kvietė. O tai žiūrėk, tai ką šitas dabar sako, tai ką tu ten Aršauskui, kam tu tas dovanas mėtai, seni, tik tokia, aš nelabai suprantu, brolau. Kam tu dovanoji? Aišku, aš niekam neprivalau duoti ataskaitos, bet tiesiog, kadangi man buvo depresija, man prie visą šitą susiformavo depresija, nes aš mažiau laivų pradėjau daryti, aš iš vis, prasme, visiškai iškritęs, esu iš medžio. Ir kad Aršauskas pastumė ant sutrės, jisai man praskaidrino dieną. Aš užskaitau tą dieną, nes jisai žiauriai taip pastumė, kad aš negalėjau nustoti juoktis. Jis man tikrai, už tą emociją man tikrai nebuvo gaila mes. Aš net nemaščiau, ar turėsiu, neturėsiu, ta prasme, aš net negalvojau. Nes aš, tu įsivaizduok, mano iš viso, kaip gali, tu įsivaizduok mano mąstymą, kai aš visą savaitę 7 dienas iš eilės, aš naktį visiškai nemiegu. Aš miegu tik tais nuo 6 iki 12 arba iki 2, 3 ar 4, viskas. Mano toks miegas, aš nemiegu naktį.
Man visiškai yra nemiega ir ilgą laiką tai yra. Ar aš nežinau, ar man imta ką seka, nusipirkti parūkyti prieš tą miegą, aš nežinau, ką man daryti. Aš neužmiegu. Tai tu vaistų kažkokių melatonino pasimk ir užmigsi. Melatoninas tai ne. Melatoninas yra skirtas tiems, kas, kaip pasakyti, melatoninas gaminas per miegą. Supranti, jeigu aš gersiu melatonino, aš kaip tik nenoriu įsimiegoti, nes mano organizmas turės to, ko jam trūksta. Supranti, man reikia Bet miego. melatoninas yra tam, kad padėtų užmigti. A ne? Nu taip, melatoninas yra tam, kad padėtų užmigti, tai tu tiesiog užmigsi lengviau ir viskas. Pabandyk pasiimti, žinok, aš jo negeriu, aš geriau melatoniną, bet aš geriau po 10 mg, kas yra žmogui reikia 1 mg, aš po 10 geriau, tai man po to blogai nuo jo buvo, bet man buvau pas gydytoją, tai man kitokių ten išrašė vaistų užmigimui, bet melatoninas padeda, žinok, nu pabandyti reikia. Aš pabandysiu kokį 12 ar 1-2 valandų. Padeda, jo, nu aš sakau, hebra, patapinam visi per ekraną, mes čia labai miegam, pabuksnavom visi. Pas galite iš Hebros, mano žmonių, neprašau svetimų žmonių, kurie te manęs nekenčia, mane yra vapščiai. Nu, Lukai, vakar už tai, kad mus baudėjai, seniukas. Welcome, bro. Kas galite, labai prašau, prisidėkite į sąskaitą, kam negaila, kas kiek eurų galite prisidėti, aš būčiau labai nuoširdžiai dėkingas. Man visiškai yra šopa, aš neturiu visiškai nieko nebeturiu, nei rūbų pasikeisti, nei triusikų, nei maikių, nieko nebeturiu, visiškai. Ir tiesiog aš aišku neieškau kaltų, aš kaltas esu, kad aš pats apsižiopsojau, apsižioplinau ir taip toliau ir taip panašiai, bet tikrai nuoširdžiai atsiprašau, kad taip nutiko, aš nenorėjau, kad taip nutiktų, aš iš vis tokia bezabrazija, kad man pačiam žiauriai nemalonu. Kad ką aš užmutinau netyčia ką tik. Kažką netyčia užmušinau. Užmutinau kažką netyčia, modai atmutinkit, ką aš netyčia užmutinau. Ničio tai pinigų į bloką iškart skrenda. Jeigu dabar skaičiuosit mano pinigus, kiek aš turiu, tai dar kartą paaiškinsiu. Olandijos bilietas minus 200 eurų. Olandijos bilietas minus 200 eurų automatiškai gali išbraukti, kad jų nėra. Plius aš jau pradėjau juos naudoti, aš juos persivedžiau. Dabar jau pradėjau juos naudoti, nes aš neturiu pinigų. Lukai, Taip. turi kažkiek pasitaupęs dabar. Turiu iš viso dabar, turėjau 300 eurų, tai dabar iš viso turiu 250. Nes dar išsimėčiau dovanėlį. Jo. O, 333 ženklas. Jeigu nori miegą susitvarkyti, tai tau būtinai reikia melatonino, žinok, pabandyk. Ten nueini bet kuri kokią vaistinę, belė kuris, ten, žinok, nebrangiai kainuoja, ten 5 eurai kokie. Dieve, aš tau pasakysiu tokį bairį, kad aš niekada į savo organizmą nekišau vaistų. Jokių šūdų vaistų nesu kišęs. Čia ne vaistas, čia yra vitaminas. Kaip vitaminas B, C, D, tai čia melatonino irgi vitaminas, čia ne vaistas. Aš seniai dūmus rūkiau 12 metų dieną dienon. Ir tu patikėk, kaip man užmigt sunku buvo, tai tu net neįsivaizduoji. O mano Aš galiu organizmas... pasakyti, jau geriau melatoniną gert negu žolę rūkyti. 100%. Ne, tai žinoma. Žinoma. Bet žolė taip gerai padeda užmigti, kad atsimenu kažkada prie ofiso užmigau, tai mane Tomas prikėlė. Jo, nes tu retai rūkydavai, bet kai aš jau rūkydavau daug laiko, man jau nepadėdavo nei užmėgti nieko, aš tiesiog kaip cigaras rūkydavau ir viskas. Tai man irgi tai buvo įsivarę. Paskutinį kartą, kai rūkiau Tenerifei berods. Tenerifei kai rūkiau. Tai po pusę, ką sekom. Ne, bet kaip ir pas mane būdavo, aš atsimenu, kad tu 6 įdavai miegoti ant 6 kokią rytą 5. Mhm. Tai papildas, supratau. Kebra, kas galit palaikykit, patapinam, kas netapinam blokas iš karto. Skraidinu į blokus, tiesiog paskui nuoširdžiai. Arba tapinat, arba blokuoju. Tiesiog, sorry. Bent jau tapukai. Tapukai nekainuoja. Nes visiškai pasikūrimo nėra, nei X-o kažką žiūri, nieko. Nu, Lukai bus, ačiū šipsanėlė, Lukai bus. Lukas man, brolau, bus katinėlis nors vienas. Miau. Ai. Jo, sakė, Daura išvažiavo, tai viskas gerai, Sanį, nesiparink, manau, viskas bus gerai, žinai, kažkaip, kažką. O tai kur tu šiandien mėgi? Tai aš pasimiau už 14 eurų, tai viskas buvo gerai šiandien. Paskui išmiegosiu gatvį, nes man reiktų kaip pinigų. Tai tiesiog, ne, net gal kuprinę skambinsim rytoj,
O jeigu kuprinę atgausiu, tai tikrai dėl rūbų aš tikrai nieko neprašysiu. Jeigu atgausiu kuprinę, tikrai, nu, širdžiai pasakau, aš neprašysiu ant rūbų. Nes ten tikrai jų yra nemažai. O tai kas ten iš rūbų liko? Tai kas ten seni? Maikė. Jo, tai praktiškai tik tai, ne tik tais, o čia. Tai kas ten maikė ir batai? Jo, 2 maikės ir batus priminsiu. Ir koinės. Gerdačiukas. Pagal higienos normas aš jau turėčiau pasikeisti maikę, bet panašu, kad nebereikės following higienos normų. Ačiū Gerdukai, paspauk širdelį, jeigu gali gerai. Čia bent jau nereikės čia už ankstos tai mokėti. Paprašyti.